Vaikučiai, iš kur jūs tokie gražūs čia atėjote? Iš kokio darželio? Pavaručio, kokios grupės? Kiškučių grupė, Pavaručių darželis. Šaunuoliai, klausykit, nu tai dabar susipažinkim, aš esu Petras, o jūs dabar savo vardus pasakykite. Sakyk, Justė. Justė. Julius. Toliausiai, Deimantė. Deimantė. Karis. Kari. Sakyk. Sonata. Noj. Aušrinė. Bernardas. Luknė. Karina. Ugnė. Mantė. Tadukai, sakyk vardą. Tadas. Aistė. Mykolas. Aušrinė nėra. Yra? Paplojam visiems vaikučiams, kokie jūs šaunus ir gražus, kokie jūs gražučiai. Na tai dabar, o kur jūs atėjote, vaikučiai, kur jūs atėjote? Į kokią leidyklą? Versmės leidyklą. O ką leidykla daro? Leidžia. Leidžia knygą. Teisingai. Dar kartą savo vardą primink. Kotryna gaus prizą. Teisingai atsakė į klausimą. Dabar jis papasakos, kaip gimsta knygutės. Kaip jis atsiranda. Matot, pas mus yra čia tokių baltų knygučių. Pradžioj sugalvoja autorius, rašytojas parašyti knygą. Bet jinai būna va tokia, nu, štai tokia tuščia. Baigėte tą šuniuką, gerai? Pasakas ir šiaip knygas rašo rašytojai, kurie pirmiausia sugalvoja istoriją. Turi savo, pavyzdžiui, kažkokį tai sumanymą rašyti apie beždžionėlę. Taip, va, kaip pas Mergytė yra beždžionėlė. Matote ant maikytės. Tada sugalvoja, ką ji veiks, kokie jos draugai, kur ji gyvena ir visą šitą parašo popierių. Tada tas autorius neša tą savo istoriją dailininkui. Dailininkas paskaitęs sugalvoja personažus, bet kaip ta beždžionėlė turi atrodyti. Ar ji nešioja akinius, ar auskarus didelius, gal ji be danties, nes griaužia kokosą, o gal tiesiog su didelė tokia tašia bananų. Tada jos draugų ten sugalvoja krokodilai, ten saulutė, vėžliai. Ta aplinka, kur jį gyvena, nes juk kiekvienas mes turime savo namus, ar ne? Ir kiekvieni namai yra skirtingi. Tai va, dailininkas galvoja, kur gyvena tie visi dalyviai. Ten, kur stovi aktorius, kuris ten maždatė, netukas dėstytis. Ir aš jūsų kaip paklausiu. Nu, prašau, kas nori priekis. Sėskis. Viena dar sėda. Ir ten giliai nesusigrūsta, ne? Nu va, čia dėdė Julius. Pasisveikinkit su dėdė Juliu. O, kuris Julius? O, ir aš Julius. Žodžiu, kūrėt žodį Lietuva. Čia pamatot kitus darbus vaikų, kurie taip pat rašė ir kūrė, ir dėlioja, ir spalvina, ir piešė žodį Lietuva. Tai va, čia pasižiūrėt. Darželio du gaideliai, žinau tokį darželį? Dėjote apie tokį? Gal jūsų draugai? Nu, taip tolokai jie nuo mūsų. Nu, matot, kaip gražiai, iš tokių darbelių Kaip pridarė. paauksit, bus draugai. Tai va. Gausi prizą. Kotryna, pasakyk, kiek tau metų? 4,5. 4 ir dar pusę. Man žinok, 31 ir pusę. Įsivaizduoji? Duodam Katrynai, kur mūsų senelė Katrina? Va. Duodam Katrynai prizą, čia kad turėtum su kuo piešti ir su kuo rašyti, spalvinti žodį Lietuva. Paplojam. Plojam, vaikai. Taip, nusveikinu tave. Ačiū, pasakyk. Paplojam.
Prašau. Ačiū. Sveikinu tave. Paplojam. Koks 7 troleibusas. Ateik. Duosim ir tau prizą, pasidalinsi gal su draugais, ane? Duosi draugam paskaityti, pavartyti. Ir visi pasidalinsit savo prizai su draugais, taip? Prašau. Vakar matėt. Gedimino pilių. Katedra. Kokią dar bažnyčią raudoną matėt? Bernardinai Romos. O, šaunuoliai. Ką dar matėm, Nojau? Ką matėm? Kokią biblioteką? Mano mama. Mano mamos. Mama, kur dirba? Taip. Taip, mamos. Oi, tai tu labai apsiskaitęs turi būti. Luknytė, kur tavo tėtis dirba? Mes irgi matėm. Prezidentūrai. Nieko savo. Pagonius stabus. Dėl šitokio įžulumo supykęs net meras liepė ten įmesti patį Brunoną. Kuo greičiau paimkite vyskupą ir mano akivaizdoje įmeskite į ugnį. Jei jį ugnis sudegins ir praris, žinokite, kad jo pamokslas visiškai tuščias. Jei bus kitaip, į jo dievą nedelsdami įtikėsime. Esą įvyko stebuklas, ugnis nepalietė vienuolio. O net meras patikėjęs vienuolio Brunono dievo gale su 300 vyrų. Apie Lietuvą ir apie Lietuvos vardą ir apskritai apie visą jos istoriją, tai jūsų visai grupiai padovanojam šitą visą kompaktą. Ir turėsit kur pasižiūrėti tikriausiai. Ir vat grįžę į darželį galėsit pasižiūrėti visą Gustavo enciklopediją. Ačiū. Ačiū, kad rašai. Taip. Diplomas Justinai. Justina? Ateik. Plam. Taigi visi gali su diplomą, visam paplos. Taip, Justina, prašau. Dar vienas diplomas Karinai. O, Karina? Karina, prašau. Ir dar diplomas Katrynai. O, Karina. Paskui sudėsiu juos į... O, čia vaikams gauti kaip profesoriai, visi dabar su baltais aptuvais. Diplomas Aušriniai. Aušrytė. Ir toliau tokie bendri vat skirtukų. Tai čia nežinau, pasidalinsit grįžę į darželį. Ir čia tokios knygutės taip pat pasiskaitysit grįžę į darželį tikriausiai. Karamelinė. Vaikučiai, bet jūs taip atsargiai. Nieks niekam nealergiškas? Nėra alergijų? Kas gali valgyti saldainius, ką mamytė leidžia, gali valgyti. Vaikai sako, tai salės, nes jisai, jeigu nenori ko nors valgyti ar kokias, ar kas sako, aš alergiškas. Labai praėjai. Nematot, kiek visokių čia knygų gražiausių, čia viską. Mes kaip padarome, kad tos pinutės ateina pas mus. O dabar va šitą vaikutę, žiūrėkite, atsisėdam prie kompiuterio. Va. Ir va, Sonatai Tamašaus, kuri čia Sonata Tamašauskaitė? Aš. Tai va, dabar Vaidutė įdėjo, padarė tau maketą ant kompiuterio, va, tokį piešinuką. Matai, čia daug kaip ten išlygis yra. Einam, nes jau Sonatai... Neužsigaukite, matote, Ne, vorelė, krypus. Prašom, užeinam ir žiūrim, kurgi dabar tas diplomas išlys. kitais metais bus jau... Va, einam pažiūrėsim. Matote, ten yra tokie printeriai. Aš juos nuo 4 metų vežiojus, tai jie šiek tiek orientuojasi. Bet jie Ir dabar Sonatai. Galėčiau kitaip. Kol aš nematau. Viduje? Parodykit man, ištraukite, parodykit. Atversk sonatėlę. Sonatėlę, parodyk man. Visiems reikia paliesti karštas. Karštas? Jau gal pravėsiu. Parodė, kaip donelė kepama anykščiuose. Kas buvo donelės kepti? Buvo donelės kepti. Keletas buvo. Čia sklerelis jie, nes taip toli nevirš. Aš irgi. Yra. O parvažiavę, ar užsirašėt, ką nors, ar į dienoraštį kokį? Ar nupiešėt ką nors? Saldainiai, juozai atėmė visą dėmesį. Ir leidykla jums knygą išleis apie puntuką. A girdit mane? Jeigu parašysit savo prisiminimus. Mažasis ir šiaip mėgino tą akmenį pakelti ir taip, o akmuo nekrust. Pasiuntė tada senis nelabasis vyresnį sūnų, kad jis tą darbą atliktų. Mėgino sūnus, bet akmuo nekrust. Supyko
savo senės ir su... Kur geriau darželė ar čia? Čia, bet darželė darbas, o čia poilsis. Darželė būti darbas.